Šalengos. Paulius Jankūnas su Puškovu. Galima būtų per Paulių Jankūną surengti kažką pavojingo. Patyręs Paulius Jankūnas turi daugiau patirties. Sonny Wilmso rankose kamuolys prieš jį Kelatis, 15 sekundžių. Žalgiriui reikia taiklaus metimo, norint pergalės. Tarsi NBA lygoje Sonny Wilmsas paskutinėmis sekundėmis turi kamuolį, ruošiasi lemiamam metimui, salė atsistojusi. Sonny Wilmsas veržiasi. Sonny Wilmsas! Tai buvo kažkas fantastiško. Sprogsta nuo triukšmo Žalgirio arena. Sonny Wilmsas įrodo, kas yra tikras lyderis. Kauno Žalgirio komanda turi 1 taško persvarą. Triumfuojanti arena, ploja atsistojusi. Nuotaika fantastiška čia. Bet Rimo Kurtinaičio auklėtiniai dar turi 4 sekundės. Rimas Kurtinaitis turi Tomą Kelatį ir dar ne viskas baigta. Kauno Žalgiris gali išsikapstyti šiame dramatiškame trileryje, bet dabar reikia apsiginti. Gintis Žalgiriui būtent šiame ketvirtyje sekėsi geriausiai lyginant su 1, 2 ir 3 kėliniu. Dar kartelį. Sonny Wilmsas. 25 taškas. Na ir kas? Jie turi amerikietį, lenką, velniai suprasi ką tokį. Bet mes turime Sonny Wilmsą, NBA lygos krepšininką, kuris šiandien išdarinėja stebuklus savo dėjimais. Užesys kurtinantis. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai turi šansą, turi 4 sekundės. Išmuštas kamuolys. Nėra. Viskas. Kauno Žalgiris iškovoja pergalę. 95-94. Ir toliau pergalių serija tęsiasi. Fantastiškos rungtynės, fantastiška atmosfera. Drama iki galo. Kauno Žalgirio krepšininkai iškovoja 4. pergalę. Primenu, jog netrukus matysite pokalbį su vienu iš Kauno Žalgirio žaidėjų.